Labas rytas visiems susirinkusiems ir taip pat žiūrintiems įrašą. Šiandien kalbėsime apie tėčių įsitraukimą į vaikų auginimą ir keletas dalykų dar iki tol, kol diskusiją pradėsim, tiesiog techninių. Tai diskusija yra filmuojama ir vėliau bus patalpinta YouTube Nacionalinio žmogaus teisių forumo kanale. Ir taip pat diskusija yra verčiama į lietuvių gestų kalbą ir taip pat į anglų kalbą. Todėl labai svarbu, kad tiek klausimus uždavinėtumėm, tiek kalbėtumėm į mikrofonus, tai čia labiausiai mums. Na ir norėčiau šiandien pristatyti pašnekovus. Tai visų pirma pristatysiu pati, esu Mintautė Jurkutė iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, esu diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovė. Ir su šita tema draugavau keletą metų, kai buvau ir apie darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą skirto projekto vadovė, taip pat šiuolaikiniai tėčiai iniciatyvos autorė. Ir šiandien man labai malonu sveikintis su pašnekovais šitos diskusijos. Tai visų pirma, Margarita Jankauskaitė yra lyčių lygybės ekspertė, dirba lygių galimybių plėtros centre. Ilgus metus tyrinėjusi lyčių lygybę, įvairiausiais kampais žiūrėjusi, labai daug specialistų ir specialisčių paruošusi ir visiems mums nepaliaujanti sakyti, kodėl svarbu lyčių lygybę užtikrinti. Taip pat Margarita yra mama ir jau šiuo metu ir močiutė. Mes turime taip pat, tai laba diena Margarita, taip pat turime Gediminą Strauską, IT specialistą, 3 vaikų tėtį, apie savo tėvystę dalinosi ne kartą, turi savo paskyrą bėgantis tėtis, nes su vaikais bėgioja. Ir taip pat šiuolaikiniai tėčiai iniciatyvoje dalinosi savo istorijoje ir šiandien daugiau pasidalins ir apie tėvystę. Taip pat su mumis yra Antanas Jonušas, mokytojas, šeimų asociacijos valdybos narys, tėtis. Antanas moko pilietiškumo pagrindų ir istorijos, yra 8-okų auklėtojas. Taip pat lytiškumo ugdymo ir lygių galimybių švietime specialistas, keletą metų vedė lytiškumo pamokas, taip pat mokymus suaugusiems. Ir Antanas vertina vadovėlius iš lygių galimybių perspektyvos ir, kaip jau minėjau, pats yra tėtis. Prašom, užeikit. Ir paskutinis pašnekovas su mumis yra Andrius Lošakevičius, psichologas, dirbantis tiek privačiai, tiek su grupėmis ir yra 2 merginų tėtis. Tai vat, turim tokią kompaniją šaunę ir šiandien kalbėsime tema lyčių lygybė vaikų priežiūroje, 1 metai su Work-Life Balance direktyva, kaip tėčiams sekasi įsitraukti. Tai žiūrovams ir klausytojams šiek tiek priminsiu, kad taip vadinama Work-Life Balance direktyva yra Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl tėvų ir prižiūrinčių asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Ir iš principo yra skirta, tokius 3 didžiuosius tikslus nešasi. Tai viena vertus gerinti tėvų ir globėjų galimybės derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Taip pat skatinti vienodesnį moterų ir vyrų įsitraukimą į vaikų auginimą, ir spręsti moterų nepakankamą dalyvavimą darbo rinkoje. Tai kelia direktyva tokius 3 didelius tikslus ir mes jau esame ją perkelę į Lietuvos teisės sistemą. Nuo 23 metų jau jinai yra pilnai funkcionuojanti ir su jie atsiranda pagrindinė naujovė, kuri mums svarbi, kodėl mes iš viso kalbam šitą temą. Tai, kad su direktyvos atėjimu pasikeitė vaiko priežiūros atostogų tvarka. Ir ką mes dabar turime, tai turime galimybę pasirinkti tarp 18 mėnesių arba 24, reiškia šeimos gali pasirinkti tokį laikotarpį. Taip pat atsiranda neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogų laikotarpis, kas reiškia, kad kiekvienas iš tėvų turi po 2 mėnesius, kuriuos turi panaudoti ir jeigu nepanaudoja, bendra trukmė sutrumpėja. Ir su direktyvos įsigaliojimu nebegalima ir dirbti, ir gauti vaiko priežiūros išmoką, kaip buvo galima daryti anksčiau, kas iš tikrųjų reikšdavo praktikoje, visi žinome, kad 2 metais, kai būdavo galima ir dirbti, ir vaiko priežiūros išmoką gauti, tai daugybė tėčių tą ir darydavo, bet tai nereikšdavo, kad su mažyliais lieka namie, tai reikšdavo, kad tiesiog gaudavo ir išmoką. Ir tą darydavo 9 iš 10 tėčių. Tai nors mūsų statistika atrodytų, kaip daug turėjom tėčių, iš tikrųjų jie mažylių savo neprižiūrėdavo. Tai su direktyvos įsigaliojimu šita tvarka šiek tiek keičiasi ir bus įdomu šiek tiek ir aptarti
Tai ką mes turime kaip rezultatus. Tai dar vėlgi, čia taip laikau, nieko neklausinėjau, tik kol kas pasakoju, bet noriu keletą skaičių paminėti, kad būtų toks atsispyrimas, nuo kurio galėtumėm toliau jau diskutuoti. Tai keletą skaičių, kuriuos noriu paminėti, yra susiję visų pirma su nuostatomis. Tai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba dar iki direktyvos įsigaliojimo 22 metais atliko reprezentatyvę visuomenės nuostatų tyrimą, apklausą. Ir ką pamatėm, kad 75% apklaustųjų mano, kad normalu, kai vyras ima vaiko priežiūros atostogas. 7 iš 10 mano, kad tėtis mažais vaikais gali pasirūpinti, taip pat gerai kaip mama. Ir 59% sutiko, kad tėtis turėtų būti skatinamas išeiti bent keliems mėnesiams vaiko priežiūros atostogų. 41% netgi sakė, kad turėtų praleisti tiek pat laiko kaip mamos vaiko priežiūros atostogos. Reiškia, nuostatas turim labai palankes, ar ne? Ir ypatingai vyrų nuostatas, kur tyrimas parodė, kad 50 apklaustų vyrų sutiko su teiginiu, kad man patiktų nedirbti, kol mano vaikai maži. Panašiai sakė, kad auginti vaikus ir rūpinti šeimą jiems yra svarbiau negu karjera. Ir dar 6 iš 10 sakė, kad jeigu nepavyktų suderinti darbo ir asmeninio gyvenimo, tai svarstytų keisti darbą. Reiškia, tėčiai iš principo, rodo tyrimas, nori su vaikais būti, auginti juos ir tai jiems nėra kažkokia našta ar kažkokia prievarta. Vis tik tai statistikos duomenys rodo, kad realybėje vyrų įsitraukimas yra šiek tiek kuklesnis. Ir pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogomis 23 metais, nuo tada, kai jau startavo direktyva, pasinaudojo 90% moterų, o neperleidžiamų mėnesiais pasinaudojo 1340 vyrų. Tai iš principo sudaro apie 6% visų žmonių, reiškia, labai maža dalis. Ir taip, mums yra sunku dar matyti visus duomenis, nes kol kas galima apžiūrėti tik tais 18 mėnesių laikotarpį, o 24 pažiūrėsim, kai baigsis šie metai, tada ir pamatysim. Tai štai tokie skaičiai rodo ir matome, kad bent jau vienintelis pokytis, kad tie, kurie vaiko priežiūros atostogas ima, vis tik tais vyrai, jie ir būna su mažyliais, tokių yra. Ne tiek daug, bet vis tiek jų yra. Tai mano pirmas klausimas, Andriau, turbūt nuo jūsų pradėsiu. Šiandien kalbame apie vyrų įsitraukimą į vaikų auginimą. Gal galite mums trumpai paaiškinti visiems, kokia to nauda yra? Kuo naudinga tėčiams įsitraukti į vaikų auginimą, tiek patiems tėčiams, tiek jų vaikams ar šeimoms, tiesiog, jeigu galėtumėt mums paprastai paaiškinti. Tik paimkite mikrofoną. Labas rytas. Čia šiaip geras toks klausimas ir aš pats, kai galvojau apie šitą formą ir bandžiau savo atsakyti apie tai, tai kuo tai naudinga. Ir bandžiau surasti visokių ten duomenų, ir mes ten galim šnekėti, kaip ten ir fiziologiškai įvairios tokios naudos. Pavyzdžiui, kad tėčiai irgi laukiasi. Tai tokia skamba tokia idėja ir iš tikrųjų yra visai pagrįsta, nes kol vyro partneris laukiasi, iš tiesų vyksta įvairūs fiziologiniai ir hormoniniai pokyčiai, kas paprastai taip atsispindi ir rašoma, kad tai yra labai naudinga ir gerai. Bet aš to pačiu galvoju, ar tikrai kiekvienas vyras tą priima, kad tai jam yra gerai, nes mažėja testosterono lygis, jisai tampa ramesnis. Testosterono tai yra kas susijęjamas su agresyviu tokiu elgesiu, keičiasi jo tokia, ir ta maskulinizmo sąvoka. Didėja oksitocino išsiskirimas, kas siejasi būtent apie rūpestį kitų, apie kažkokį ryšį, kas tikrai atrodytų naudinga. Ir aš galvoju, kad čia, to pačiu daug tokių, mes vardintume kaip naudingus ir gerus pokyčius, kurie vyksta net ir tokiam hormoniniam lygiai, ir smegenų struktūra tiesiog biologiškai keičiasi. Ir tos įvairios smegenų sritis, kurios atsakingos už emocijų reguliavimą, tarkim, tai yra kitaip formuoja aktyvesnės, jos tankesnės darosi. Vyrai mokosi dalykų, tada naujai sprendimų priėmimai kitokie, prioritetai kitokie. Tai, galima būtų tikrai vardinti kaip tokias pozityvės ir naudą turėti. Man galbūt toks daugiau įdomesnis klausimas, ar tikrai visi tą priima kaip naudą, kad čia tikrai visiems yra gerai, nes
ta lasda jinai tokį ir kitą galą turi. Kartais, kad dalis galbūt net tą priima kaip tokį tam tikrą priešingai, net ne tiek kaip naudą, bet kaip kažkokį išteižimą ar kažką. O Andriau, o kuo mažyliams yra svarbu tėčius matyti nuo pat ankstyvo amžiaus? Gal irgi galėtume tiesiog paprastai pasakyti. Ar tai naudinga? Gal mes klaidingai manom, kad naudinga? Čia galbūt tokia tvirtesnė nuostata, kad vaikams tikrai reikėtų to tėvo. Ne? Ir galbūt čia sakyčiau, irgi svarbesnis akcentas galbūt ne tiek apie fizinį realų buvimą kažkokio tais to tėvo, bet apie tai, kaip vaikas suvokia tą savo santykį su tėvu. Ir čia be abejo yra daug tokių pozityvių tos naudos apie tai, kad vaikams tai yra svarbu matyti tam tikrą modelį, suaugusio žmogaus modelį, apie tai, kaip jisai dalyvauja gyvenime, kaip jisai būna. Ir iš tikrųjų, kai vaikai auga be kažkurio iš globėjų, be kažkurio iš tėvų, tai iš tikrųjų daug dažniau susiduria su tokiais sunkumais gyvenime, tiek ir kalbant apie akademinius pasiekimus, kažkokius, galbūt savo elgesio, kažkokios raiškos galimybę kontroliuoti, ne, ir kažkokių psichoaktyvių medžiagų vartojimas dažnesnis ir panašiai. Tai aš manau, kad tas suaugusių įsitraukimas, jisai visų pirma tikrai labai naudingas pačiam vaikui. Tėvams taip pat. Tik čia turbūt klausimas dar to suvokimo, kaip mes jį tą priimam. Na ir matom iš nuostatų, kad tėčiai vis tik tais nori būti su mažyliais, tai iš principo, ko čia dar norėti, reiškia viskas vietoje, reikia sudaryti tam tikras sąlygas. Bet Gediminai, norėčiau dabar į jūs kreiptis. Jūs esate 3 vaikų tėtis, su 2 ėjote vaiko priežiūros atostogų ir ne kartą pats garsiai sakėte, kad gailitės, kad neišdrįsote su pirmuoju eiti. Tai gal galite pasidalinti su mumis, o kodėl jūs neišdrįsote? Kas sukliudė išeiti vaiko priežiūros su pirmuoju vaiku? Tai greičiausiai tie visi stereotipinis mąstymas mano irgi buvo pirmo vaiko gimimas, kai gimė, sakiau, tikrai ateisiu, kai bus smagu būti su vaiku, bet atėjus tai dienai, kai jau galėjau priimti sprendimą eiti, daug minčių iš karto, o ką kiti pagalvos, o kaip aš čia taip išeisiu, ką galvos apie žmoną, kaip čia, ką jį nenori su vaikais būti. Ir tas buvo tipinis mąstymas ir kol aš jau mąsčiau, jau žiūri, kad vaikas viskas, jau antras yra. Tai tas ir mąstymas ir aplinkiniai, nors kiek čia, nuo pirmo vaiko gimimo praėjo vos gal 6 metai, bet aš kaip matau, kaip ir mano mąstymas pasikeitė ir visuomenė žiūri dabar į tai, tikrai stipriai viskas pasikeitė. Ir dabar, kaip sakant, tai būtų dar proga, negalvodamas eičiau. O galit, Gediminai, pasidalinti, kadangi žinau šitas istorijas, tai tiesiog dar kartą paklausiu, ką jums sakė darbdavys, kai jūs jau nusprendėte, priėmėt sprendimą, kad su antru išeisite į vaiko priežiūrą, su kuo susidūrėt, su kokiais komentarais? Galit šiek tiek pasidalinti? Tai žinoma, aišku, pirmiausia, tas paties sprendimo pasakymas vadovui buvo pakankamai sunkus. Ir taip, čia kaip turbūt išeiti iš darbo, kai tau reikia pasakyti išeisi iš darbo, tu galvoji, nueisi rytoj, ne, čia blogai vadovo, ten nuotaika, čia šiandien aš nenuotaikoju, čia taip ir panašiai. Tai taip ir buvo su šituo pasakymu, kad išeisi vaiko priežiūros atostogas, visą atidėliau, bet kai galiausiai nuėjau, pasakiau, tai taip matos vadovo reakcija tokia, kaip būčiau pasakęs, kad aš išeinu iš darbo visiškai ir jo taip pirmai gal buvo klausimas, tai palauk Gediminai, gal galim pakalbėti, kas tau yra blogai šito įmonėj, kad tu išeini. Tai aš sakau, palaukit, aš ne iš darbo išeinu, aš išeinu vaikų auginti. Taip, mes suprantam, tu išeini vaikų auginti, bet pasakyk vis tik, gal galėtumėm pakalbėti, kas čia finansiniai, darbai nepatinka ir panašiai. Tai tikrai tas buvo keista, kai tu turi įrodinėti, kad tu išeini ne dėl darbo sąlygo, dėl vaikų. Ir tu garantuotas, kad moteriai, mamai tokių klausimų tau neužduos direktorius, tai palauk, gal tu dar biškį pabūk, neišeik. Tai tie tokie klausimai ir aplinkinių irgi kolegų paskui tiesiog irgi, tai kodėl tavo žmona negali būti, ta prasme, kodėl tau reikia, sakau, tai nereikia, tiesiog aš noriu.
Tai ta aplinkiniai ir paskui po šitų visų klausimų aš supratau, kad šitą reikia šviesti kolegom, pasakot, kad ne tik mamos yra ir tėčiai, kurie turi lygiai tiek pat užsiimti šitą veiklą, vaikų priežiūrą ir negali būti tik mama. Ačiū labai, Gediminai. Antano, jūs ėjate vaiko priežiūros atostogų? Kaip jūsų atveju buvo? Tai laba diena visiems. Man panašiai kaip Gediminui, su vyresniu vaiku, sūnumi, nejau vaiko priežiūros atostogų. O kodėl? Pasidalinkit, kodėl neėjot? Nenorėjot, nematėt poreikio, bijojot? Šiaip norėjau ir turėjau nuostatą nuo pat santuokos pradžios ir planavimo šeimos, kad nori būti įsitraukęs tėtis, bet kažkaip taip atsitiko. Ne tai, kad galvojau 2 metus čia eiti ar neeiti, bet tai buvo karjeros pradžia, 1 metai mokykloje, dar priėmiau tokį labai įdomų sprendimą pradėti studijuoti magistro studijas, tai toks gyvenimas buvo kažkoks chaotiškas, tai kažkaip tam chaose taip ir prabėgo tie metai. Taip nepadarysi, kad nereiktų vaiko išžiūrėti, kad ir magistrą pastudijuoti. Ir kai pasakoju pradžioj tą statistiką, ir Andrius kaip pasidalino įžvalgomis apie tą naudą, tai su dukra, jau kai išėjau vaiko priežiūros atostogų tų metų, tai su nostalgija prisimenu, tai buvo tokie labai puikus, ramus metai ir tiesiog labai daug lėto laiko buvimo namie su vaikais. Tai buvo tokie labai 2 skirtingos patirtis. Tai Margarita, gal mes tada paklausim iš lyčių lygybės perspektyvos. Dirbate daug metų, jau galite ir iš perspektyvos pažiūrėti ir pokyčius galų gale matome, iš tikrųjų galim matyti. Tai kodėl vis tik tais visuomenės nuostatos nesutampa su realybė? Kodėl mums atrodo, kad tėčius galim auginti, kad vaikus gali tėčiai auginti taip pat gerai ir kad patys vyrai matom nori, bet statistika mums to nerodo. Vat kas nutinka, kodėl mums toks didelis atotrukis? Aš manau, kad visuomenė apskritai nėra pakankamai diskutuojama tais klausimais, nes vaikų auginimas, jisai patenka į tą taip vadinamą socialinės reprodukcijos darbą, tai yra tai, kas vyksta namuose, tai, kas kapitalistiniai visuomeniai yra įprasta negalvoti apie tai, kad tai yra darbas ir kad žmonėm, kurie atlieka šitą darbą, tai ir jėgų reikalauja, ir laiko reikalauja, ir kitokios kainos yra. Iš esmės mes nelabai apie tai šnekame. Tas darbas yra toks nematomas, nepripažintas. Ir mes vis tiek dar esame toje erdvėje, kur visa šita veikla, jinai yra priskirta moterims. Ir dėl to aš manau, kad, ką ir pašnekovai šnekėjo, kad neiššoka taip savaime suprantama, kad aš tą turiu padaryti, nes tai, sakykime, labai tampriai susiję su mano vyriškumo samprata. Jeigu aš neįsiu su vaiku, tai koks aš tada tėtis, kas su manim yra netvarkoj, kaip visuomenė į mane pažiūrės, ne. Vyrai galvoja, kaip visuomenė pažiūrės, jeigu jie imsis šitos veiklos. Ir dėl to aš manau, kad tie pokyčiai, jie vyksta, bet jie nėra tokie spartus, kokių mums norėtųsi. Plius, kas buvo paminėta, kad vis tiek mūsų aplinkoje ta vyriškumo samprata, jinai labai glaudžiai susisieta su tuo testosteronu, jėga, galia, agresyvumą, o čia tai jau vyrukas pademonstravo. O kad pažiūrėti iš kitos perspektyvos, kad, pavyzdžiui, gebėjimas pasirūpinti ir pasirūpinti tą plačiąją prasme, tai taip, tai yra ir vaikai, ir partneriai, ir darbuotojai, ir bendruomenė, ir galų galia ta pati ekologija, kurią dabar jau turime būtinai rūpintis, nes neaišku, kas čia įvyks, kad tai yra bendražmogiška savybė, jinai turi būti ne tik tai su moteriškumu susieta, bet lygiai taip pat ir su vyriškumu. Nes pasirūpinimas jisai reikalauja labai daug ir drąsos, ir sveikatos, ir jėgų, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai sakyčiau, labai svarbu keisti tą diskursą, nes man atrodo, kai jau diskursas keisis, tada jau atsiranda erdvės ir politiniam sprendimam pasikeisti, ir kažkokiom praktikom pasikeis, kad nebūtų taip, kad atsiverti ten žurnaliuką, kur apie vaikus ir viskas yra, kaip mama ten turi su vaiku, o tėtis kaip turi. Ir kalba yra svarbu, nes galim sakyti, tai koks skirtumas mama ar tėtis tą patį daro. Bet žmogus skaito ir parašyta mama, tai jeigu aš nesieju save su mama, aš esu tėtis, tai aš tarsi ir nerandu savęs. Ir tai yra tokie smulkus ženklai, kurie, manyčiau, vyrams nuolat transliuoja, kad čia ne visai jūsų daržas, ką jūs čia darot, gal jūs taip kažkaip pasitraukit iš to.
Čia labai gerą klausimą, matau, Andriu, nori pakomentuoti. Labai gerą klausimą Margarita palėtė, nes aš irgi taip pat pasižymėjau pakalbėti apie tėvystės įvaizdį. Va, ir Gediminas sakė, jau šiek tiek užsiminė. Tai čia mes tarsi tarp tokių dviejų žirklių patenkame, ar ne? Viena vertus labai glamūriname, sakome, va, koks tėtis šaunus, jeigu eina kur nors viešoje vietoje su vaikais mažyliais, o dar ne su vienu, visi aikčiojam, žiūrim, kaip gražiai, kaip malonu, kaip smagu, ar ne? Kita vertus, visa infrastruktūra tarsi sufleruoja, kad vystymo kambariai yra mamų, moterų tualetuose, kad mes turime įvairius kambarius, kur motinų virtuvėlės, motinų kambariai ir panašiai, ar ne, visi patalpų pavadinimai. Apie tas pačias knygutės, ką Margarita jau sako, kur tarsi jos parašytas lyg skaitytų mama apie vaikų auginimą, žiniasklaida, žodžiu, visas tarsi pasaulis sako kažką kito. Ir Gediminai, gal tada jūsų paklausiu. Jūs esate kreipęsis netgi į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kai slaugėte savo vieną mažylių vaikų ligoninėje ir lankytojų virtuvėlė vadinosi mamų virtuvėlė ar kažkaip panašiai. Galiausiai, kai patys paklausėme, tai kaip ten yra su ta mamų virtuvėlė, jinai pasidarė maisto šildymo patalpa berods ar kažkaip panašiai. Tai jūs sakykit, vat, ką pastebite, kai išeinat su vaikais į miestą, kai tenka slaugyti, nueiti į polikliniką. Vat, šiek tiek, vat, ką jūs pastebite bendroje aplinkoje? Draugiškai jinai yra tėčiams, kurie mažyliais rūpinasi? Turbūt visų pirma, ačiū Jums ir ligoniniai, kad grįžus į tą pačią vietą po 5 mėnesių jau nebuvo mamos virtuvėlė, buvo tiesiog virtuvėlė ir nereikėjo man klaidžioti po koridorius ieškoti, kur yra tėčių virtuvėlė. Tai vat, o dėl to pastebėjimo, tai faktas, kad kol neišėjau į vaiko priežiūros atostogas, tol tokių smulkmenų atrodo net, kaip smulkmenų, tokių dalykų net nepastebėdavai, kad pradedant to tokiam kaip virtuvėlėm, vystymo kambariais ir panašiai. Tai dabar visą tai tikrai pastebi ir matai, kaip keičiasi, nors vis tiek vis dar trūksta tos infrastruktūros tėčiams. O ką pastebit? Papasakokit šiek tiek. Mums padėkit suprasti. Turbūt labiausiai galbūt, ko man trūksta ir ko pastebiu, tai vaikų, kaip čia gal tie vystymo kambariai prekybcentriuose, jeigu tu nori, pavyzdžiui, su mažu vaiku nueiti į tualetą, ypač tai turbūt aktualu, kai vienam yra kokie, kaip pas mane, 3-5 metai, kur jau kaip ir tu kaip vyras negali su mergaitė nesinori eiti vyrų tualetą, o su berniuku vyresniu nenori jau eiti moterų. Tai būtent tas erdvės bendros šeimos paprastai būna moterų tualetuose. Ir tada tu toks susiduri su tokia dilema, tai kur man vis tik eiti ir ką daryti. Tai faktas, kad tu neisi pas moteris ir dėl to tu esi priverstas eiti su mergaitė į vyrų tualetus. Čia toks kaip pavyzdys, jeigu toks praktinis ir ko tikrai labai trūksta. Andriau, o jūs esat susidūręs, pastebėjęs, kadangi turite 2 mergaitės, tai tokių... Be abejo. Papasakokite. Tai čia tas pats pavyzdys apie tą, apie tualetus, gerai, apie persirengimo kambarius baseine, kai vedi vaiką ir vaikas dar yra toksai, kuriam reikėtų pagalbos persirengti ir jos irgi iš tikrųjų į mergaičių negalėjai, nes ten yra ir merginų vyresnių, kurios persirenginėja, o vestis eiti į vaikinų, kur yra ir tai toks turbūt. Aš tokį šiek tiek kitą kampą noriu irgi papildyti apie tokį tam tikrą įvaizdį galbūt jo irgi, kuris yra formuojamas, kai mes, taip yra problema, vyrai neįsitraukia arba mažai įsitraukia ir ne tik į vaikų priežiūrą, bet ir šiaip į priežiūrą. Ne? Ir kaip tai yra skatinama. Ir kokia yra kalba, kad tėvystė veža, tai yra kažkas tokio faino. Tai ten mes matom, bėga ten maratoną su kokiu vežimėliu, ten kažką ten tos savo vaikus ten jo mėto, tenais laksto, kažkokios linksmybės daro, bet mes nematome stovinčio naktį, nematome to su vystyklu ar su kažkuo tais pasikeičiančio. Ir iš tikrųjų tyrimai rodo, kad tėvai dažnai jie yra suvokiami kaip tie fun dad, fun parent, reiškia linksmasis
kuris užsijama ten nuotykiais kažkokia, ir tai yra svarbi dalis be abejo, bet ta kita lazdos dalis, kad šitoje šeimoje tada mama yra ta, kuri pavargusi, kuri iš esmės daro tą darbą, kuris yra gyvybiškai svarbus turbūt, linksmybės, nuotykiai turbūt taip pat reikalingi gyvybiškai, bet priežiūra, maitinimas, sprendimai įvairūs, į kokį darželį ar į kokią mokyklą, kada vesti vaiką į ligoninę, kada nevesti vaiką į ligoninę, šitie sprendimai didesnė dalim vis tiek gula ant moters. Ir man atrodo, kad čia ta dalis, kad tas buvimas tokiu linksmu, tai jisai kaip ir pritraukia, čia labai smagu, vyrai įsitraukia tada ir būna tie fandet, bet kai tenka priimti tokius sunkius sprendimus ir kažkokią nemalonę žinią, pavyzdžiui, arba nemaloniai laikyti kažkokias ribas, dažnai tas tenka jau mamai tenka. Bet jūs gerą labai aspektą palėtėte, tai pasidalinsiu irgi mūsų patirtimis su šiuolaikiniu tėčių iniciatyva. Tai kas nežino, yra Instagram atskiras puslapis, kur tėčiai yra kviečiami dalintis istorijomis, mes patalpinam nuotraukas, jų istorijas. Ir dalį tėčių patys ieškojom, radome, o dalį kvietėme, tiesiog, jeigu jums norėtųsi, pasidalinkite, atsiųskit nuotrauką, trumpą istoriją, ką jums reiškia tėvystė. Ir labai daug gavom nuotraukų būtent tokių, kur vaikai yra metami į orą, su jais yra daromas kažkoks didelis nuotykis. Ir po to netgi fotografų, su kuriais bendradarbiavom ties šitų projektų, tiesiog apmokėm ir prašėm, padarykit nuotraukų tokių, paprastų, įprastų, kur tėčiai tiesiog daro paprastus dalykus. Gal maistą šildo, gal padeda apsirengti, gal kažkur eina, tiesiog, kad tai nebūtų apie nuotykį. Nes iš tiesų, tarsi lūkestis yra, kad, jeigu jau objektyvas nukreiptas, kažką reikia daryti, ar ne? Ir, pavyzdžiui, mamos vaikų, nemėto nuotraukose, ar ne? Tiesiog aš netgi pradėjau ieškoti, galvoti, ar yra atitikmuo ir kažkaip, tai yra toks labai tėtiškas įvaizdis, pavadinkime. Tai aš norėčiau tiesiog irgi grįžti jau į tą tokią, kitą pusę. Tai taip, mes turime įvaizdžių, šiek tiek problemų, pavadinkime, ir iššūkių, kaip su ta tėvystė yra. Tai ką mes galime daryti ir šitoje srityje dirbdama daugiau negu 10 metų jau suprantu, kad viską sprendžia švietimas. Ar ne? Mokyklose mes išspręsim viską, svarbu tik tai švietimo sistemą apie tai informuoti. Tai aš norėčiau tiesiog paklausti apie dabartinę švietimo sistemą. Antanai, jūs esat mokytojas, dirbate su mokiniais mokykloje. Ką matote dabartinėje švietimo sistemoje apie tėvystės diskursą? Kaip tenai, ar ten ir egzistuoja šita tema? Kaip tie tėčiai atrodo švietimo sistemoje? Koks geras klausimas. Mokiniams turbūt atrodo taip, kaip jų tėvai namuose atrodo. Ir prieš tai, mes dabar turime jau 2 metus veikiančią gyvenimo įgūdžių programą, kuri pakeitė prieš tai buvusią sveikatos lytiškumo ugdymo ir rengimosi šeimai programai, tai vadinama SLURŠ programų, tai ten buvo tas akcentėlis rengimosi šeimai ir turinyje buvo numatyta dalis apie tėvystę, apie vaiko laukimąsi. Su gyvenimo įgūdžių programos atsiradimu tas turinys taip biškį pradingo. Tai žiūrint iš lytiškumo ugdymos perspektyvos, tai lytiškumo ugdymo mokyklose, drįsčiau teigti, praktiškai nėra. Ir aš nemanau, kad reiktų kažkaip mokinius mokyti, kaip būti tėčiu, bet manau, kas yra svarbu, tai nuo pat pradžios, iš principo nuo darželio, turėti nuostatas, kaip mes auklėjame vaikus, kaip auginame, kokioje erdvėje ir kaip mes rodome save kaip modelius, kaip vyrus ir moteris, mokytojus, auklėtojus, tai kas yra tie, kurie rūpinasi, kurie priima sprendimus, kurie padeda, tai yra mokyklos seselė, ar gali būti ir vyras, seselius, slaugas, broliukas. Jo, tai daug tokių dalykų, ir mokykloje, ką matau, tai kad tos nuostatos, kurias turime mes suaugusieji, jos ateina ir į mokyklą. Tai iš kartos į kartą mes reprodukuojam tas nuostatas ir yra visuomenės apklausų ir nepacituosiu, kuri, bet buvo moksleivių nuostatų lytiškumo temomis tyrimas, kuris parodė, kaip ir nieko labai stebėtino, kad tos nuostatos, diskriminacinės nuostatos, vartotojiškos nuostatos moterų atžvilgių, jos būdingos ir jauniems vaikams. Ir čia toks bendresnė problema yra
su jaunimu, kad mes iš jų, man atrodo, tikimės ir sakome, kad karta pasikeis, viskas bus gerai. Nieko panašaus. Karta pasikeis ir perims tas pačias nuostatas. Dėl to, pavyzdžiui, vokiečiai stebisi, prancūzai, vokiečiai apie Prancūziją straipsnį skaičiau, jie stebisi, kodėl jauni žmonės Prancūzijoje yra labiau antisemitiški negu vyresni žmonės. Tai čia su amžiumi nebūtinai susiję. Tai manau, kad švietimas negali kažkaip taip paimti ir išspręsti, perteikti teigiamas nuostatas, kad apie tėvystę, apie lyčių stereotipus, bet be švietimo tai bus sunku. Bet jau aš esu tikiu švietimu kaip ta galia, kuri gali bendradarbiaudama su šeima ir su apskritai visuomenė ir visuomenė veikiančiom organizacijom ir taip toliau gali veikdama kartu prisidėti prie tos lygių galimybių visuomenės plėtros. Bet viena švietimo sistema to padaryti negali. Man atrodo, tai yra tokia grėsmė. Duok į mokyklą ir jinai viską sutvarkys. Ne, be abejo, negali, aš šiek tiek šaržuoju, nes tiesiog tikrai girdžiu visose temose, jeigu tik neligybė, tai švietime mes kažkaip išspręsime, ne? Bet, kaip pamenat, vienas iš direktyvos tikslų yra skatinti vienodesnį moterų ir vyrų įsitraukimą į vaikų priežiūrą. Ir skaičiai rodo, iš principo, kad reikia įtraukti vyrus. Su mamomis ir moteriamis viskas gerai, jos yra labai įsitraukusios, netgi per daug įsitraukusios, o vyrus reikėtų skatinti. Ir čia vėlgi keletas skaičių. Turime Europos lyčių lygybės instituto duomenis, kurie rodo, kad namų ruošos darbams, maisto gaminimui Lietuvoje kasdien laiko skiria 65% moterų ir 29% vyrų. O kai kalbam apie vaikų, anūkų ir kitų šeimos narių priežiūrą ir rūpestį jais, tai kasdien šiai rūpybai laiko skiria 35% moterų ir 21% vyrų. Kas labai yra įdomu, kad šie duomenys, palyginus su 16 metais, kai buvo šitas pats tyrimas atliktas tuo met, tai ne tik, kad nepagerėjo, bet dar ir pablogėjo vyrų atžvilgių, nes nukrito vyrų įsitraukimas į vaikų ir kitų šeimos narių priežiūrą. Tai galima apibendrinti, kad prie lygybės ne tik tais neartėjom, bet dar šiek tiek ir tolstame nuo jos. Tai čia turime kitą tyrimą, kur Margarita mums netrukus papasakos, bet dar iki tol aš noriu paklausti šiek tiek kito klausimo. Tai Margarita, mudvi kartu esame dariusios fokus grupės su mamomis, kurios grįžo iš vaiko priežiūros atostogų į darbą, turi mažamečių vaikų. Ir mes su jomis kalbėjom apie tai, kad porose nesitarėme, kaip atrodys jų gyvenimas, jų šeima po to, kai atsiras vaikų. Tiesiog, kad tokių pokalbių mums moteris pasako, jų gyvenimuose tokių pokalbių nebuvo. Ir viskas vyksta tarsi, kaip jos sako, viskas vyko savaime. O tai kaip savaime, tai reiškia pagal tradicinį susitarimą, reiškia vaikais rūpinasi daugiau mamos, tėčiai dirba, daro kitas veiklas. Tai kodėl lyčių lygybės šeimoje daugiau buvimas tarp vyrų ir moterų yra naudinga šeimoms, Margarita? Kad naudinga moterim mes žinom, darbų krūviai tos antros pamainos sumažėja, savirealizacijos sprogų atsiranda, bet kuo tai galėtų būti naudinga visai šeimai, tos lygybės daugiau? Tai jeigu gyvenama poroje ir yra chroniškai jaučiamas neteisybės jausmas, kad pervargsti, kad esi nesuprasta. Niekam nepaslaptis, visi tie, žinot, anekdotai ir vėl žmonai galvas skauda, ta prasme, ten jinai kažko tai nenori. Tai atsiprašau, tai jeigu tu atari, reiškia, visą šitą krūvį ir pavargsti ir kas augina vaikų, žinote, kad tai nėra paprastas užsiėmimas išbūti su vaikais, pasirūpinti, atlaikyti visą jų energiją. Tai ką aš to noriu pasakyti, tai jeigu tu nuolat jauti tą neteisybę, tu nuolat patiri, kad tavęs negirdi, neatliepia tavo poreikio, tai čia matyt, nereikia turėti labai psichologinį išsilavinimą, kad suprasti, kad santykiui tas neprisidės, tai tik kuria reiškia papildomas įtampas. Ir čia yra įdomi tokia tendencija, kad reiškia, pačioj pradžioj Europoje, kai tik tai dar prasidėjo tas lyčių lygybės toks judėjimas ir moteris kaip taisyklė greičiau įsitraukė į tokias iniciatyvas, buvo pastebėta, kad tose valstybėse, čia dažniausiai turima galvoje skandinaviškus kraštus, kur lyčių lygybės buvo daugiau, buvo didesnis skyrybų skaičius, nes moteris tiesiog nesitaikydavo su ta situacija.
Dabar yra pastebima tendencija, ir aš čia į tokio tyrėjo Holterio tyrimus referuoju, kad tose visuomenėse, kur lyčių lygybės yra daugiau, tai skyrybų skaičius yra mažesnis. Ir tas yra siejama su tuo, kad jau dabar vyrai labiau, kaip sakant, suvokia, kas yra ta lyčių lygybė, kaip jinai praktiškai pasireiškia. Ir tai reiškia, kad tiesiog poroje yra daugiau partnerystės ir santykis yra tvaresnis. O jau kada santykis yra tvaresnis, tai man atrodo vėl mes tada galime matyti daugybę tų gėrio ir vaikam, ir porai, ir visuomeniai. Tai iš esmės gautųsi, kad nors, va, kaip Andrius sakė, vyrams gal ne visiems aišku, kodėl čia yra gerai tas čia su tais, bet kaip ir Holteris pasakė, kad visi tyrimai rodo, kad lyčių lygybė naudinga vyrams, jinai prisideda prie jų gyvenimo kokybės. Vyrai to dažnai nesupranta, bet tai nekeičia fakto, kad jiem yra naudinga ta lyčių lygybė. Tai dabar nežinau, kaip čia su tais vyras, ar tiesiog leisti jiems patirti vaisius lyčių lygybės, ar vis tik tai paaiškinti, kad nuklausykit, iš tikrųjų bus tik tai geriau, jeigu jūs labiau prisidėsite per viso šito. Ir tada, jeigu dar toliau vėlgi referuojant į Holterį, kaip jisai sako, kad, nes jisai, žodžiu, lygino įvairius indeksus ir klausimas buvo, kaip lyčių lygybė veikia vyrų gerovę, ir tada kitas klausimas buvo, o kaip vyrai gali prisidėti prie lyčių lygybės. Ir jisai pamatė, kad tose visuomenėse, kur vyrai yra labiau įsitraukę į buitį, ne tik vaikai, bet ir buitis, va čia kas buvo pasakyta, ne tik tai tas fanny dad, bet yra ir kiti dalykai, ten yra daugiau lyčių lygybės ir vyrų gyvenimo kokybė pagerėja. Tai atrodytų, kad visa ta buitis, va, kur yra vyrų laimės receptas, taip sakant. Ar norėsit, Andriau, papildyti iš psichologinės pusės? Čia aš tik tai pritart galiu, kad iš tikrųjų, ką ir rodo, apie tas pats pirmas klausimas, kuo tai yra naudinga visgi, tai ir kalbame apie tai, kad pati gerovė žmogaus, tai yra jos savijauta yra kitokia. Ir aš galvoju, galima turbūt tiek vyram, tiek moteriam prisimint, pavyzdžiui, kai važiuoja aplankyti savo senų tėvų. Su kokia mintim mes važiuojam ir apie ką tai būna. Ne? Ir kai važiuoji su mintim, kad jiem reikės galbūt kažką padėti, paskambini, kad gal tau reikia kažką nupirkti iš parduotuvės ir panašiai, ir paskui grįžti toksai geras, jautiesi geras, fainas vaikas. Ne? Ir šitas jausmas jį galima tokiu būdu kultivuoti. Ir tai nuo tokių mažų paprastų buitinių dalykų iš tikrųjų tas susideda. Ir tai plečiasi, tai nėra vien tik apie įvaizdį, kad tėčiai ten linksmi, bet iš tikrųjų tai yra apie tokį vidinį suvokimą savęs, kokį aš turiu vaizdą ir ką aš matau iš mums transliuojamos tokios viešosios erdvės ir koks yra jausmas, ką aš matau pas save šeimoje ir kokią aš turiu šiaip refleksiją apie save, kaip tėvą, kaip vyrą, kaip sūnų, kaip draugą. Tai man atrodo, kad čia tikrai labai svarbu yra ir ką aš pradžiai minėjau apie biologinius ir hormoninius pokyčius, jie ne tik apie vyro santykį į vaiką, jie į bet ką. Partnerę. Taip, į partnerę, į draugą, į brolį, į tėtį. Netgi rodo, yra tyrimai, kad, jie su vaikais, bet iš esmės analogiški tyrimai yra ir nebūtinai su vaikais, bet kad užtenka vyrui, reiškia tėvui, aš turbūt net nuimčiau, turbūt su moterimis analogiškai, kad pažaisti su savo vaiku ir oksitocino kiekis didėja tiesiog momentaliai tuo metu, tai yra momentiniai pakilimai. Ir šitas analogijas jos vyksta ir tuo atveju, kai mes pasirūpinam, padarom kažką gero šiaip, buityje tiesiog susitvarkom, padedam savo partneriui ir panašiai. Ir tai prisideda prie tokio. Bet aš galvoju, kad galbūt mes kaip visuomenė esame pakankamai subrendę į visą tą rūpinimosi sferą, ar tai būtų vaikai, ir ko mes visiškai nepalėtėm, nes ne visai diskusijos tema, bet suaugusių žmonių priežiūra, žmonių su negale priežiūra, kad tai irgi yra labai didelis darbas, sunkus darbas. Kažkaip tai žiūrėti į tą rūpinimosi sferą, ne vien tik tai, tai kas, vaikai mūsų gyvenimo gėlės. Sunku atlikti tą darbą. Ir tie tėčiai taip jie žaidžia, bet tie tėčiai, kurie įsitraukia, jie ir pervargsta labai stipriai, taip pat kaip ir mamos labai stipriai pervargsta. Ir mes turime apie tai kalbėti, kad tai yra daug jėgų pareikalaujantis dalykas. Ir tiesiog, vedu link to, kad kol mes to neįvardinsim, tai tada bus labai sudėtinga tikėtis kažkokių tai ir tokių tvarių politinių sprendimų, ar tų pačių paslaugų sferos išplėtimo, ar
nu net nežinau, kažkokių tai iniciatyvų, kad, sakykime, tas įsitraukimas būtų vienodesnis vyrų ir moterų. Nes turime suprasti, kad tie žmonės, kurie prisijima rūpinimąsi kitais ir dažnai, jeigu paslaugų trūksta, tai čia vyksta kaip ir šeimos nariai, tarsi iš meilės, net lygintinai tą visą daro, bet tai krūvis tai nuo to nesumažėja. Tai ta prasme, kad čia kerta ir per sveikatą, ir per galimybės kažkaip kitaip save realizuoti, ir per ekonominės galimybės, nes kol tu žmogų prižiūri, tai tu jau nebegali dalyvauti darbo rinkoje. Kad čia yra labai rimta tokia sfera ir aš manau, kad yra labai svarbu matyti abi pusės, matyti kokį džiaugsmą pridėtinę vertę tas atneša, bet taip pat matyti ir kokią kainą. Vargą. Jo, koks vargas yra visame tame, nes vėlgi, pavyzdžiui, yra tokie tyrimai atlikti, mėginant išsiaiškinti, kokia veikla atneša laimės jausmą arba kaip tik nusivylimą. Ir pasirodė, kad vaikų auginimas tai nei ten per daug laimės atneša, nei per daug liūdėsio, nes yra momentų, kai tikrai tas oksitocinas užkyla, atrodo, jau fainesnio akimirkos gyvenime neturėsi ir po 15 sekundžių, taip ką nors padaro, taip sunervina, kad jau tos 15 laimės akimirkų jau pranyksta. Tai žodžiu, tas yra toks susibalansavimas ir mes turime apie tai drąsiai kalbėti, nevinioti vatą, nemėginti piešti viską tokiam rožiniam spalvom. Tai iš principo kalbam šiandien ir apie sąmoningumą ir turim 3 tėčius ir man vis tiek norėtųsi paklausti, kadangi mamos paliko didelį įspūdį, sakydamas, kad nevyksta jokio pokalbio apie tai, kaip atrodys jų gyvenimas po šitokio didelio pasikeitimo. Tai klausimas jums, tėčiai, ir galima nuo Andriaus pradėti, kaip jūs pasiruošėte vaikų atėjimui? Jūs turėjote pokalbį su savo antrąja pusė apie tai, kaip atrodys, kas įsitrauks, kas tvarkysis, kas kiek laiko skirs, ar buvo toksai momentas? Aš gal perduosiu. Tai aš galiu turbūt atsakyti ir taip ir ne. Ir tai buvo, kaip sakant, ir natūralaus to, tiesiog kažkaip savaime gavosi ir be abejo tai buvo kažkokių tokių ir labiau sąmoningų susėdimų ir kalbėjimus ir be abejo tai buvo tokių jau priverstinių tiesiog iš konfliktų kilusių temų, kad reikia. Bet jau eigoje, ar ne? Taip. O prieš vaikams atsirandant? Prieš vaikams atsirandant tai daug svajonių gražių. Tai bet kuriuo atveju mes tikrai turėjom kažkokią kiekvieną savo įsivaizdavimą, mes tuo galim dalintis ir piešti savo tą perspektyvą, projektuoti ir žinoma viskas visai kitaip atsitinka, kai jau gimsta vaikas. Ir kai yra 2 vaikai ar 3 vaikai, negalime pažiūrėti, kad taip atrodo jau aš čia žinau, kaip čia 2 ar 3 auginti ir nebūtinai. Tai kad ir kaip aš čia norėčiau pasigirti, kad aš čia labai šaunus, ne, aš turbūt esu tas standartinis vidutinis, kuriam taip daug kas tiesiog, kažkaip gavosi. O Gediminai, kaip jūsų šeimoje? Papasakokit, pasidalinkit. Aš puikiai atsimenu tas pirmasis dienas, kai žmona, prieš vaikui gimstant, žmona grįžta su tom 2 ar 3 storom knygom, kaip auginti vaiką ir sako, dabar skaityk, kad 1 savaitę perskaitai, 2 savaitę ir taip aš perskaičiau, ten gimė vaikas, perskaičiau gal ten 3 puslapius ten ir tu supranti, kad kas čia parašyta ir kaip yra, nesueina. Bet vis tiek, žmona vertė skaityti, negalėjau skaityti, nes supranti, kad teorija su praktika visiškai prieštarauja tam. Tai galbūt tas pasiruošimas iš vadovėlių nepavyko man, kaip aš norėčiau, nežinau. Bet o tarpusavyje, kaip jums seksis dalintis, buvo koks nors pokalbis, žinot, panašiai kaip mes ruošiamės ar darbo pokalbiams, ar kitose sritise pokalbiams, kur tiesiog susitarė, situacija keičiasi, dabar susitarkim, darysim vienaip arba kitaip. Buvo toks pokalbis apie jūsų santykį, net ne apie pasiruošimą vaikui jau, bet kaip judu tenai funkcionuosit. Nelabai aš turbūt pamenu, ar konkrečiai tas buvo, bet aišku, kalbėjom apie tai, kad atsiradus vaikui čia reiks daugiau mano įsitraukimo, žmona bus pavargus ir taip toliau. Tai kalbant irgi apie tą super daddy personažą, puikiai atsimenu ten pirmom tam irgi mėnesiais, kai išleidi žmonai valandą, net 2 į teatrą, pasiemi tą vaiką
įdedi postą Instagramą, va, koks aš super tėtis, 2 valandom leidau žmonai pailsėti, grįžta žmona iš to spektaklio, tu tą vaiką taip atiduodi išdidžiai ir sakai, viskas, pailsėjai, vos ne, atidirbinėk toliau. Ir paskui va, su tais 2-3 vaikus supratai, kad realiai aš nieko nedariau tiek, kad bent minimaliai leisčiau žmonai pailsėti. Ir tie vat, santykiai mūsų, akyse matys, kaip jie pradėjo gerėti, tada, kai tas atsirado šeimos balansas, kai galbūt aš išėjau į priežiūros atostogas, kai žmona grįžo į darbus. Ir tas, šiaip galbūt nuolatinis kalbėjimas, jis pas mus šeimoje irgi, aš nesu tas, kuris mėgsta kalbėtis nepatogiam temam turbūt, bet labai ačiū žmonai, kuri skatina tą daryti ir mes dažniausiai nelaukiam, stengiamės nelaukti situacijos, kai kažkas pablogės ir dažniausiai kalbamės iš karto, kaip tą spręsti, kad to nebūtų. Antanai, jūsų kaip atveju buvo? Tai buvo labai didelis iššūkis iš tikrųjų sūnaus gimimas, prisiskaitėm irgi knygų ir kai kurių norėčiau būti neskaitęs, ypač apie gimdymą su šypsena. Atsiprašau, jeigu kam nors patinka šitą knygą, susikūrėm tokį įvaizdį, kad gimimas bus toks stebuklas ir tiesiog bus kažkokia fantastinė patirtis. Ir taip, tai buvo stebuklas ir tai buvo labai didelis iššūkis. Nemigo naktis, kurios realiai nesibaigė ir abu esam išsekę ir tada tokio kažkokio pokalbio, tokio konstruktyvaus, reflektyvaus apie tai, kas čia vyksta. Aš jaučiu, dabar, kaip prisimenu, atrodo, mes labiau buvom praradę kontrolę, negu ją turėjome. Ir gal mums trūko informacijos, gal skaitėme ne tas knygas, gal kažkoks mūsų socialinis ratas buvo netoks, ar nebuvo žmonių, kurie galėtų pasidalinti savo patirtimis, pagelbėti. Tai turėjom nuostatą kažkaip auginti lygiavertiškai ir stengiamės jos laikytis, bet manau, galėjom mums sektis labiau. Ir jaučiu nuoskaudos savo, kad vis tiek žmonai teko daug daugiau ir nors teisinau save, kad aukoju, prioritizuoju vis tiek šeimą ir aukoju savo miegą. Realiai, kai bandžiau paskaičiuoti, kiek ten miegojau su sūnum pirmus 2 metus, tai labai nedaug, toks išgyvenimo režimas kažkoks. Tai manau ir mūsų santykiams tai nebuvo labai gerai. Ir dukrai, kuri, mano antras vaikas, buvo tikrai geriau augti jau mūsų tokių patyrusių tėvų šeimoje. Tai kai jau planavome antrąjį nėštumą, kažkaip realiau įsivaizdavome situaciją, žinome, ko galime tikėtis. Ir atsitiko tai, apie ką tik svajojame, kad, vaikas, kuris miega, su kuriuo kažkaip paprasta, tai, irgi tas ruošiesi kažkam, o gauni kažką, kas atsitinka. Tai taip, su dukra tikrai tarėmės daugiau ir buvo gerokai paprasčiau. Tai tokios labai 2 kardinaliai priešingos patirtys. Ačiū labai, kad dalinatės taip atvirai ir šiltai. Margarita, aš norėčiau paklausti apie tą tyrimą, kurį jau šiek tiek anonsavau, kad papasakosi. Tai žinau, kad su Lietuvos moterų lobistinė organizacija kartu atlikote tyrimą, kuriame konstatuoja tą pačią išvadą, kad neproporcingai daug naštos moteris vis tik tais to neapmokamo darbo pasiema ir mažiau vyrai. Ir taip pat tyrimas parodė, kad moterų ir vyrų nuomonė apie tai, kiek jie įdeda indėlio, skiriasi. Kad iš principo moteriams atrodo, kad jos daugiau daro, o vyrams atrodo, kad daugmaž po lygiai. Ir tas pasitenkinimas yra skirtingas, žiūrint iš lyčių perspektyvos. Gal galėtum daugiau papasakoti? Tai čia šiais metais buvo atliktas didelis tyrimas iš 2 dalių, kiekybinės ir kokybinės dalies, kaip ir projekto, kurį gyvendino moterų lobistinė organizacija, projektas finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tai iš tikrųjų, ką parodė, ta analizė, kad nėra taip gerai Lietuvoje, kaip norėtųsi, kad būtų, nes didžiausias galbūt proveržis egalitariškumo, lygiavertiškumo kryptim yra įvykęs kasdienio apsipirkimo klausimais. Tai čia vyrai ir moteris vienodai aktyviai dalyvauja tame, sakant, vartotojiška kultūra pramušė.
Taip, vyrai aktyviau įsitraukia, tai ką mes iš esmės jau ir aptarėm, tai kas liečia buvimas su vaikais, bet ta žaidimo prasme, arba ten pavėžėjimas, išvežiojimas į būrelių surinkimas ir taip toliau, ir taip toliau. Bet visa kita rutininė veikla, jinai, vyrai kažkaip netaip entuziastingai pasiema ją savo. Ir jeigu skaičiuoti bendrai visą rūpinimosi darbą, ten, nežinau, skalbimas, gaminimas, tvarkymasis, ta pati parduotuvė, vaikai, ugdymas ir taip toliau, ir pažiūrėti, koks vyrams, koks moterims tenka krūvis, tai moterims tenka 10 kart didesnis krūvis negu vyrams. Ir tai, aišku, yra labai labai didelis tas atotrukis. Ir mes kaip visuomenė lyg jau daugiau pradedam kalbėti apie tą vaikų priežiūros aspektą. Bet turime suprasti, kad vaikų priežiūra, lyginant su vyresnio amžiaus žmonių priežiūra arba negalią turinčių žmonių priežiūra, jinai yra lengvesnė. Ir tada matome, kad kai jau skaičiuojama, kiek moteris ir vyrai įsitraukia į vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą, tai čia matome žymiai didesnį disbalansą, moterims tas krūvis tenka didesnis. Ir čia dar turime suprasti, kad kartais moteris patenka į tą tokią sumuštinio situaciją, kai viena vertus jau yra seni tėvai, kuriais reikia pasirūpinti, bet tuo metu jau atsiranda anūkai, nes yra lūkestis, kad prie anūkų priežiūros seneliai, dažniausiai močiutės, irgi prisidės. Ir tada mes galime matyti, kaip tas krūvis jisai akumuliuojasi, nes reikia suprasti ir kokio amžiaus jau ta moteris yra, jinai irgi jau nebėra ta jauna, energinga, kuri gali, kaip sakant, 4 kampus ant savo pečių nešti. Tai iš tikrųjų matome, kad ir paslaugų trūkumas, jis yra juntamas galbūt ne tiek darželis, bet iki 3 metų labai juntamas stygius tų paslaugų. Ir kai aš sakau paslaugų, tai kalbu apie kokybiškas paslaugas. Nes, tarkim, čia liktai kaip ir respondentai kalba apie tai, kad yra privatus sektorius, kuris siūlo paslaugas, ir yra valstybinis, ir ne visada valstybinio sektoriaus paslaugos tenkina kokybę, nes žmonės jau ne šiaip vaiką nuves, kad pabūtų, bet nori, kad ir ugdymo programa būtų, ir atitinkamas tas požiūris, sakykime, į vaikų auginimą. Tai su vaikais yra, bet tai, kas liečia vyresnio amžiaus žmonių priežiūrą, tai čia pas mus yra labai labai didelės spragos. Ir iš to visko atsiranda krūvis moterims, plus mes gyvenam visuomenėje, kurioje ypatingai tai, kas yra susijęs su vyresnio amžiaus žmonių priežiūra, yra tas lūkestis, kad pasirūpins vaikai. Ir čia galbūt ir nebūtų nieko tokio labai dramatiškai blogo, jeigu net tai, ką aš jau minėjau, kad tai kerta per sveikatą žmonių, nes tiesiog krūvis yra per daug didelis. Ir beje, kada vyrai prižiūri vyresnio amžiaus žmonės, jie yra labiau linkę pasinaudoti paslaugomis, jie daugiau susilaukia tokio pozityvo iš visuomenės, kad štai koks šaunus, jisai padeda. Tuo tarpu moteris mažiau linkusios naudotis paslaugomis. Ir aš manau, kad už to irgi slypi toks stereotipas, kad gera duktė, jinai privalo pasirūpinti tėvais ir tada tarsi prašytis kažkokios išorinės pagalbos yra labai sudėtinga. Tai iš principo problemą matom iš visų pusių. Įsitraukimo reikia, įsitraukti beje visai gal ir nori vyrai, ar ne, bet turime dar tokį keistą paradoksą. Net ir šią diskusiją, kai reklamavome socialiniam tinkle Facebook ir pasidžiaugiame, kad štai tokia bus diskusija, ateikit, paklausykit, sulaukėme daugybės komentarų, tokių labai neigiamų apie tai, kad valstybė čia dabar kišis, kažkokia direktyva, nurodys, čia tie neperleidžiami laikotarpiai. Ir tokie žodžiai kaip prievarta, nustokit aiškinti šeimoms, jie patys dalinsis, ką matom, kad nelabai dalinasi, bet jie patys čia pasidalins, bus diktatūra ir panašiai. Tai pagalbos reikia, pagalbą net ir norėtų, ar ne, suteikti, bet šitas paradoksas išlieka, kad staiga atsiranda kažkokios įtampos, kad vis tik tais, nereikia tų valstybės priemonių, ar ne, čia kažkaip palikite šeimoms. Kas čia vyksta, Andriau, jūs gal kaip psichologas galėtumėt suprasti, kodėl, kai mes kalbame apie vyrų įsitraukimą į vaikų priežiūrą, atsiranda šiti palyginimai su prievarta, aiškinimu ir panašiai. Kas čia vyksta?
Na, aš neturiu kažkokio tokio labai paaiškinimo. Aš tiesiog tada galvoju apie tai, kad, na, iš principo rūpintis kitu, nekalbant kaip tėvystė, bet iš esmės rūpintis kitu, tai yra toks, na, tikrai labai kompleksinis fenomenas ir kompleksinis reiškinys. Ir to reikia, pradedant nuo nauda ir apie biologinius, bet ir apie socialinius, ir apie psichologinius naudas. Tai be abejo, čia daug tų tokių veiksnių ir įsikiša tada turbūt. Bet tada atveriu platesnį klausimą, tai ką tada daryti, nes tarsi vis tiek iniciatyvos kyla, noras yra sureguliuoti, atsiranda įstatymai, atsiranda paslaugos įvairios, atsiranda galimybės tas paslaugas kažkam kompensuoti ir panašiai. Na, yra visas mechanizmas, mes turim švietimo sistemą, kurioje irgi galima šiuo klausimu padirbėti, bet šiaip tada ką daryti iš principo? Tai kaip pasiekti to tikslo, kad vyrai įsitrauktų daugiau į vaikų priežiūrą? Kas norėtų? Aš gal taip sakyčiau, kad, žiūrėkit, mes negyvenam kažkokiam tai vakume. Ir kai sakoma, kad nesikiškit ten į mūsų sprendimus, tai mes jau turim suprasti, kad tie mūsų sprendimai jau taip yra paformuoti, kol mes sulaukiam to amžiaus, kai priemam, tai priemam savarankiškai sprendimus, tai kokioj visuomeniai gyveni, taip ir pradedi įsivaizduoti. Tai jeigu užaugai, sakykime, kaip aš augau tokioje aplinkoje, kur tie vyrai labai jau ten minimaliai, pinigėlį atneša ir daug maž, dar pagazdina, kad tėtis ateis šią tvarką padarys, ne, čia žiūrėkit, diržas kabo, čia jo instrumentas toksai. Tai tu taip ir įsivaizduoji ir dabar staiga ateina iniciatyva ir tau sako, kad žiūrėkit, čia lygiai dalintis, jeigu ne, tai prarandat. Iš esmės tai čia jokios prievartos nėra, tiesiog yra pasakyta, tu gali pasinaudoti ir tu turėsi, jeigu nesinaudoji, tai neturėsi, tai gali pasirinkti nesinaudoti. Bet yra baisu keisti tas kažkokias nusistovėjusias normas ir aš galvoju, kad yra tokio nepatogumo dabar įsivaizduoti, kad šiaip tai gyvenu taip visai neblogai, kai ten vaikai tie pradeda per daug užknis, tai sakau, aš einu į darbą, padirbėsiu viršvalandžius, ką aš ten prie to kompo darau, irgi nieks nepatikrins, ne? Yra to patogumo, kad čia tarsi ne mano, ne? Nes prisimti tą atsakomybę, prisimti tą visą krūvį, tai ką Antanas ir sako, tai išvarvėjusiom akim ten kiek pusę, 9 mėnesius be miego gyveni, taip, yra tokia realybė ir dėl to aš ir sakau, kad čia reikia labai daug drąsos tą padaryti. Tai permastyti savo elgesį ir pasakyti, kad tai kaip aš dariau yra negerai, ne, ir tada, bet tai čia aš dariau, ne, yra reikalų tokių psichologinių suvirškinti tą situaciją ir pasakyti, kad viskas, dabar jau nuo antro vaiko pradedu kitaip elgtis, nes matau, kad trūko ten toj partnerystėje, partneriškumo. Nėra paprasta tą daryti. Dėl to, aš manyčiau, yra labai svarbus tas viešas diskursas, nes jeigu mes apie tai kalbėsime daug, jeigu tėčiai dalinsis ir savo klaidomis, sakykime, ar paslydimais kažkokiais ir atradimais, ir tas bus normalizuota, tai tikrai eilinio žmogaus galvojimas apie tą situaciją keisis. Nes mes tiesiog homo sapiens, mes esam socialinės būtybės, mes prisiderinam prie to, kas vyksta aplinkui. Ir čia tada gaunasi, kad, sakytum, tai jau kas tada tą daro? Tai visi daro. Kažkiek tai daro tie, kas formuoja politiką, ir tai yra labai stiprus ženklas. Pavyzdžiui, direktyva tai yra labai stiprus ženklas. Kažkiek prisideda žiniasklaida, transliuoja, tarkim, kad ir tokias diskusijas. Kažkiek prisideda konkretų žmonės savo aplinkoje ir sako, žiūrėkit, mano patirtis yra tokia. Jų artima aplinka mato, kad, žmogus daro kažką ir pasaulis nesugriūva ir netgi pridėtinės vertės yra. Tai kiekvienas, kaip ta bitė į avilį, atneša savo tą kruopelytę medaus ir tada gaunasi keičiasi ta bendra situacija. Tai aš tik tai matau tą kaip tokią kolektyvinę, kryptingą pastangą. Ką kiti man? Aš tiesiog galbūt šiek tiek iš tokios, kaip psichologo labiau individualios pusės, mano irgi buvo mintis, kad tai yra apie refleksiją ir skatinti reflektuoti. Vien tik švietimo jo neužtenka, jis būtinas, jis turi būti, bet mes turime reflektuoti, kuo mus apšviečia, ne? Ir tai tiek mokyklose, tiek viešam kažkokiam diskurse apie tai, kas vyksta. Nes tos įvairios direktyvos, jos nėra iš esmės privalomos, ar ne? Bet tai nėra pasakoma ar prievarta, bet tai jeigu ją priimti taip nereflektuojant, tai gali skambėti kaip kažkoks vertimas kažką daryti. Bet tai aš manau, kad tik tais per tokį galvojimą kažkaip mes galėtume bandyti prisijimti tada kažkokią jau savo tokią.
kažkaip vat irgi Margarita paminėjo apie pavyzdžiui, tą patį poilsį, tai ką irgi rodo tyrimai, kad vyrai, nors ir įsitraukia, kurie būna, jie sugeba pasiimti daugiau laisvo laiko nuo šeimos. Ten į darbą eiti, nežinau, bėgti dviračiai, ten miškai, nežinau, dar kas nors. O moteris daug dažniau to laiko savo nepasijama. Ir čia vėlgi ne tai, kad čia... Bet tada patarimas būtų pasiimti ar duoti, kur klausimas. Jo, čia gal mano noriu atsimti tos žodžius, ne visai taip suformulavau, kad čia nebūtinai apie tai, kad pasiėmė ir duodi, bet tai irgi yra nelygybė šitoj vietoj. Kad turbūt mielai pasiimtų, jeigu lengvai galėtų. Ne? Ir čia irgi reikia partneriškumo, kad galėtume pasidalinti tuo laiku kažkaip. Šiaip tai labai nestebina tie pikti komentarai Facebook'e ir mes Homo sapiens esame labai gynybiški, kai jaučiam, kad puolama tai, kas mums svarbu. Ir jeigu žaugom kultūrą ir turim tą patirtį, kur moteris rūpinasi vaikais, čia kimpat prie manęs, ašgi uždirbu, tai veikia gynybiškai. Ir dar mes Homo sapiens tikim konspiracijos teorijomis, tai direktyva, tai čia dar vienas iš Briuselio, tai dabar dar ten kažką ten sunaikins ir pakeis. Tai manau, čia tokia labai, mūsų psichologija ir labai su Andrium sutinku, kad reikia reflektuoti, kad tu tikrai suprastum, kaip aš galvoju, kodėl aš taip galvoju, iš kur kilo mano šios nuostatos. Man labai strigo vienoje diskusijoje apie lyčių lygybę ir apie privilegijas vieno vyresnio amžiaus vyro papasakota istorija, dalinomės istorijomis, kur pastebėjome, kad gavome privilegiją dėl to, kad esame vyrai. Tai jis papasakojo apie tai, kaip jis gavo tam tikrą poziciją, grinai dėl to, kad yra vyras, nes moteris nepaėmė ir tiesiai šviesiai buvo pasakyta, čia reikia vyro. Ir klausimas buvo, ar dabar kažkaip kitaip elgtumėtės toje situacijoje? Sakė, ne, mangi buvo naudinga. Tai iš tikrųjų 10 kartų daugiau moteris įsitraukė, tai kodėl vyrams kažkaip paimti tą dalį, ar ne? Tai taip žiūrint, tai manęs nestebina ta tokia gynybinė reakcija. Ir truputį apie tą prievartą ir kaip įdomi ryškia tas mąstymas formuojasi ryškia. Kai mes turime, yra tokia tvarka, kad tam, kad užsidirbtumėm kažkokius išteklius, turime eiti į darbą, niekas nesako, kad kas čia dabar darosi, kodėl čia mus visus verčia eiti į tą darbą, kai galbūt norėtųsi pačilint, pailsėti, taip sakant, atsigauti ir ten, ne, visi varo, jokios prievartos. Kai tik tai kalba išeina apie kito pobūdžio darbą, tas, kuris vyksta namuose, ta taip vadinama socialinės reprodukcijos darbas, kurios, aišku, mes jo darbu nevadinam, čia pas mus, šiaip kažkaip tas viskas įvyksta iš meilės, patys nesuprantam kokiu būdu. Ir tada sakom, kad tas kažkaip tai vyksta, trūksta čia, labai balanso trūksta, ne, ir gal kažkaip to balansą, viskas, čia yra prievarta. Tai šitoj vietoj irgi siūlyčiau pareflektuoti, kaip čia taip atsitinka, kad, reiškia, vienas darbas, tai yra darbas ir nieks jokios prievartos nemato, netgi tokio daug entuziazmo, o čia staiga ima ir traktuoja kaip prievartą. Ir dar grįžtant prie tos direktyvos irgi, kai atsirado tie visi komentatoriai, kad čia verčia tėčius išeiti, tai ne tik verčia, bet ir atims iš tavęs valstybė pinigus, į tų 2 mėnesių nepanaudosi. Ir apskritai žiūrint, tol, kol tėvai žiūrės į vaiką kaip turbūt į finansiškai naudingą, nenaudingą, jis niekad nebus finansiškai, jis neatsipirks niekad. Kai žiūri, čia man neapsimoka. Visiškas nuostolis. Aš negaliu eiti į priežiūros atostogas, nes mano alga didesnė ir aš prarasiu daug ir taip toliau. Tai būtent ką vyrams ir nori irgi pasakyti, ir tai vyrai uždirba 15% plus minus daugiau nei moteris. Ir jeigu vyrai mes nesimsim toliau kažko daryti, tai tas dar didės atotrūkis. Ir rezultate, ta statistika, jei susitiksim čia po kelių metų, dar bus baisesnė. Tai tiesiog vyrai, žinokit, karjerą pasidaryti turi 30-40 metų, bet tą progą pabūti su vaikais turi kartą gyvenime maks 2. Ir tas laikotarpis tikrai yra ribotas, tai manau, su mažesnė alga tą pusmetį bent jau tikrai galėt pabūti. Kaip gražiai Gediminas apibendrino. Gal mes turim klausimų auditorijoje, gal kas nors norėtų paklausti, gal aš kažko nepakalbinau tam tikrą temą. Pakelkit ranką, jeigu turit. Neturim. Tai ačiū Jums, norisi padėkoti iš diskusiją, labai buvo šilta ir gera joje būti ir man atrodo daug dalykų palėtėme kampų, labai ačiū kiekvienam ir kiekvienai už indėlį.
Ir taip pat noriu visiems salėje esantiems priminti, kad po šitos diskusijos mes turėsim kavos pertrauką, jinai yra laisvalaikio erdvėje, čia tiesiai reikės tiesiog paeiti. Ir likite kitose renginiuose, o už šiandieną ačiū Jums labai.